Labas vakaras. Šiandienos tema yra 5 meilės kalbos ir temą pristatysiu aš, Marius Germanas, santykių koučeris. Šiame webinare sužinosite, kodėl yra svarbu žinoti, kokios yra 5 meilės kalbos, kaip parodyti tai sau, kaip tai parodyti kitiems, kaip dabar tai pritaikyti savo gyvenime ir kokių rezultatų galima sulaukti, žinant šią informaciją, kurios iš tikrųjų daugelis žmonių net nesusidomi arba nesužino iki tol, kol jau būna per vėlu, kai jau reikia spręsti kažkokias problemas. Kas aš? Aš esu tėtis ir sūnus, mokinys ir mokytojas, santykių koučeris, LDK Global bendraįkūrėjas ir mokinausi iš tokių žmonių kaip daktarė Žužana Faičiak, daktaras Džonas Demartinis, Neoros, Peter Sage, Martynas Driukas ir Donatas Kantakevičius. Ir didžiausias visų šių mokytojų pliusas buvo tas, kad viską panaudojau savo patirtyje, per savo patirtį, patirdamas tai skirtingais kampais. Tai reiškia, kad iki 32 metų gyvenau pagal vieną programą, kurią išmokau iš savo tėvų, iš visuomenės, iš bažnyčios, buvau augintas kaip krikščionis ir įvykus skyryboms pradėjau abejoti visa tiesa, kurią išmokau, kurią priėmiau kaip galutinę, pagal kurią galima gyventi. Įvykus skyryboms supratau, kad galima gyventi kitaip ir pradėjau tyrinėti gyvenimą. Einame prie klausimo, kodėl yra svarbu kalbėti apie 5 meilės kalbas. Žmonės skirtingai supranta ir priima meilę, todėl žinant savo asmeninę ir savo brangaus žmogaus meilės kalbas yra lengviau jaustis mylimu. Išmokstame savo meilės kalbą, tuomet galime pasirūpinti savimi. Kai pasirūpiname savimi, yra daug lengviau pasirūpinti savo artimai žmonėm, mylimai žmonėm, netgi savo bendradarbiais, verslu ar darbuotojais. Tai pradeda duoti vaisius ir galite tikrai nustebsite, kaip tai įtakoja gyvenimą. Romantiniai santykiai pasieks naujas aukštumas ir pradės duoti naują skonį, naujas spalvas. Pajausite jausmus naujų intensyvumu. Taigi, kokios yra tos 5 meilės kalbos? Pirmoji yra palaikymo žodžiai, kokybiškas laikas, dovanos, paslaugos ir fizinis prisilietimas. Dabar plačiau apie kiekvieną iš jų. Kas yra palaikymo žodžiai? Kai tai darome kitiems, tai yra tiesiog komplimentai ir dažniausiai jie veikia geriau, kai sakome konkrečiai. Kažkas atnešė stiklinę vandens, kažkas apsirengė kitaip negu dažniausiai, kažkas tiesiog šukuosena pasikeitė. Ir kai sakome gražius komplimentus kitiems, patys daug geriau jaučiamės. Ir žinoma, žmonės aplink mus įsikvepia, tačiau ne visi palaikymo žodžius supranta kaip meilę. Kai kurie žmonės tai priima, vertina labiau, kai kuriems žmonėms tai reiškia mažiau, tačiau ar taip ar kitaip, tai yra tikrai labai gražus gestas, kurį verta turėti savo elgesyje ir taikyti savo gyvenime. Nesvarbu, ar tai būtų romantiniai santykiai, ar tai būtų darbo santykiai ar giminės. Kaip palaikymo žodžius pritaikyti sau? Išmokti kalbėti su savimi taip, kaip kalbėtume su brangiu žmogumi. Pavyzdžiui, šaunuolis, kad skyrei savo kokybiško laiko. Puikiai pasiektas rezultatas, gražu matyti, kaip susitvarkiau. Ir kad ir kaip tai skambėtų, mes tikrai dažnai kalbame su savimi daug blogiau, negu turėtume tai daryti. Mes nedrįstume taip kalbėti su svetimu žmogum ar su pažįstamu žmogum, o patys galvoje sukame tokias istorijas, kurios mus tikrai dažnu atveju gali nuvaryti į apačią. Tai rekomenduoju pakeisti šias istorijas į tokias teigiamas ir sugebėti padėkoti sau, kad nuėjau į kavinę atsigerti kavos, praleidau kokybiško laiko su savimi ir tiesiog būti sau dėkingu, kad kreipiu dėmesį į savo poreikius. Ir tai nėra šizofrenija, nors, nežinau, kiekvieną atvejį reikėtų tyrinėti atskirai. Sekanti meilės kalba yra kokybiškas laikas.
Kai tai yra kitiems rodoma meilės kalba, tai turėtų būti apie kokybišką, koncentruotą dėmesį ir laiką mylimiems žmonėms. Vakarieniauti kartu, bendrauti be trukdžių, be mobilių telefonų, planšečių, kartu užsiimti bendromis veiklomis. Vienas iš gražių momentų, kurį prisimenu bendraujant su vyresnio amžiaus moterimi, kuri tikrai atrodė ir pasitempus, ir tikrai tokia ledi, nors pati jau buvo močiutė, vienas iš pagrindinių dalykų, kurį ji įvardijo, buvo vakarienė su šeima, kai visi susirenka, atsisėda prie stalo be mobiliųjų telefonų ir žiūri vienas kitam į veidą, mėgaujasi maistu, pajaučia maistą, pasidalina, kaip praėjo jų diena, kaip jie jaučiasi, ką pasiekė, ko nepasiekė, ką patyrė. Ir tuomet susimąsčiau, kaip to trūksta dabartinėje visuomenėje. Tėtis, mama grįžta iš darbo, arba telefonas, arba televizorius, vaikas grįžo iš mokyklos, namų darbai, kiemas, arba planšetė, kompas. Ir tuomet nebelieka ryšio. Tai įsivedus tokį paprastą dalyką, ar pietus, ar vakarienė, ar jeigu tai yra neįmanoma kasdieną, bent jau savaitgalį, pasidėlioti pagal savo grafiką, pagal savo gyvenimą, tačiau kai laikas yra skiriamas būti kartu, trikdžius, ypač tokius kaip telefonas, padėti į šoną. Nesvarbu, verslas palauks, šeima visą laiką, manau, daugeliu žmonių turėtų būti pirmoje vietoje, nes daugelis ir verslą stato dėl šeimos. Kaip kokybiškas laikas yra skiriamas sau? Tai yra tiesiog pasiplanuoti malonias veiklas be kitų žmonių, dėl savęs ir neieškant, kaip tai gali būti naudinga kitiems. Tai ar knygos skaitimas ryte, ar knygos skaitimas gamtoje, meditacija, sportas, pasivaikščiojimai, atsijungimas nuo technologijų ir tiesiog mėgavimas ramybė ir savo kompanija. Pradėti būti vienu, tačiau ne vienišu, nes pačiam su savimi yra gera. Ir tuomet kitiems žmonėms bus gera būti šalia jūsų. Dovanos yra viena iš meilės kalbų. Kaip tai parodyti kitiems yra pakankamai paprasta. Tai yra dovanodami simbolinės dovanas, kurios parodo, kad galvojate apie tą žmogų. Tai nebūtinai turi būti brangios dovanos, svarbu intencija ir dėmesys, kurį parodote žmogui, jas dovanodamas. Žinoma, priklausomai nuo kokia tai yra proga, koks tai yra žmogus, galite pasirinkti, kaip tai norite daryti teisingai, nes pažįstant žmogų geriau, jūs, žinoma, ir dovaną galite jam parinkti geresnę. Žinau pagal save ir tikrai ne vienas mūsų tiesiog nežino, ką pirkti dovanų. Ir aš asmeniškai priėjau prie tokios išvados, kad dovanoju patirtis. Tai reiškia, važiuojam kažkur kažką pamatyti, aplankyti, ar akvaparkas, ar restoranas, aplankyta nauja vieta, ar viešbutis kažkokiam naujam mieste. Tai yra nuostabesnė dovana man asmeniškai, tačiau čia kiekvienam savo. Ir žmonėms, manau, savo pažįstamiems ar brangiems žmonėms jūs taip pat galite pritaikyti kažkokią patirtį, kurios tikrai ir kainos nėra jau tokios didelės, kad būtų neprieinamos. Kaip tai padaryti sau, tai yra tiesiog apdovanoti save mažais dalykais, kurie teikia džiaugsmą. Pavyzdžiui, mėgstamų desertų, knyga ar spa procedūra. Taip pat galima įsigyti daiktą, kurio senai norėjote, tačiau neleidote sau to padaryti. Paslaugos. Kaip paslaugos parodomos kitiems, tai yra padedant atlikti darbus, palengvinant jų kasdienybę, pavyzdžiui, padedant namų ruošos darbais, paruošti vakarienę, sutvarkyti namus, pasirūpinti mašiną ar kelionės planu. Sau, tai per paslaugų meilės kalbą, tai yra atrasti sau veikiantį variantą, kuris bus sudėtas iš palaikymo žodžių, kokybiško laiko ir dovanų sau. Tai vieniems žmonėms reikia daugiau dovanų, kitiems daugiau kokybiško laiko. Tai paeksperimentuokite, kas veikia sau dėl savęs. Ir paslaugos nelabai įsivaizduoju, kaip turėtų būti konkretus variantas. Tai manau, kad yra miksas tarp palaikymo žodžių, kokybiško laiko ir dovanų. Fizinis prisilietimas yra viena iš meilės kalbų ir tai yra kalba, kuri sukėlė daugiausiai juoko, kai aš pirmą kartą išmokau, sužinojau, kad yra 5 meilės kalbos. Tai faktas, kad iš karto buvo, va čia mano.
Ir dabar žiūrint atgal, tai turbūt prieš 10 metų apie tai sužinojau, gal gal ne tiek daug, prieš 10, prieš 8, kur dabar suprantu, ant kiek daug nieko nesupratau, turbūt po 10 metų bus vėl tas pats. Tačiau fizinis prisilietimas, kai tai yra rodomas sau, tai yra leisti sau mėgautis masažais, relaksacinėm voniomis ar praktikuoti savimasažą. Taip pat naudinga užsiimti veiklomis, kurios teikia fizinį malonumą, pavyzdžiui, joga ar šokiai. Kaip tai parodyti kitiems, tai yra apkabinimai, prisilietimai, laikymasis už rankų, glostymas plaukų, nugaros ir seksas. Ir kai aš supratau, kad fizinis prisilietimas, apsikabinimas, seksas eina prie tos pačios meilės kalbos, aš galvojau, kad tai yra pagrindinė, kad tai yra labai svarbi mano gyvenimo dalis. Tačiau iš šios dienos perspektyvos suprantu, kad tiesiog turėjau daug neišspręstų klausimų. Tai jeigu jums atrodo, kad jūsų pagrindinė meilės kalba yra fizinis prisilietimas, nes reikia sekso 3 kartus per dieną, tai tikrai nebūtinai reikėtų į tai pasižiūrėti giliau ir tada atrastumėte tikrus atsakymus. Gali būti, kad ir taip, bet labai tikėtina, kad tai yra tiesiog dar vienas būdas pabėgti nuo savęs. Kodėl kyla problemos, kai nežinome savo meilės kalbos ir nežinome savo artimojo meilės kalbos? Kai mes nežinom savo asmeniškai meilės kalbos, mes negalime to iškomunikuoti savo partneriui. Mes negalim pasakyti, kad aš mėgstu gauti dovanas. Tai nebūtinai turi būti mašina, tai nebūtinai turi būti butas. Tai gali būti gėlių puokštė, tai gali būti puodukas, tai gali būti, nežinau, moterims kažkoks plaukų gal priežiūros rinkinys, kremas. Tiesiog pasižiūrint apie tai, kas žmogui patinka, ką mėgsta daryti ir kas būtų naudinga. Ir kai mes galime tai iškomunikuoti savo partneriui, tada partneris gali lengviau tuo pasirūpinti. Kai partnerių meilės kalbos skiriasi, pavyzdžiui, vieno žmogaus pagrindinė meilės kalba yra dovanos, o kito yra palaikymo žodžiai. Vienas nori gauti dovanomis, o gauna palaikymo žodžiais. Tas žmogus, kuris nori gauti palaikymo žodžiais, gauna dovanomis, abudu jaučiasi nemylimi ir nesupranta, kas vyksta. Nes vienas kitą apdovanoja tuo, kuo nori būti patys apdovanoti ir tada kaltina vienas kitą, kad tiesiog nemyli vienas kito, neparodo meilės, neparodo dėmesio, kur iš tikrųjų parodo, tiesiog parodo per savo meilę, per savo meilės supratimą, per savo meilės formą. Kai tai vyksta, tai žmogus tiesiog prieina prie to, kad išnaudoja savo meilės resursus ir tuomet kyla pyktis, nepasitenkinimas gyvenimu, nepasitenkinimas santykiais ir partneriu. Tai todėl, žinant savo 5 meilės kalbas, to galima tikrai daug lengviau išvengti. Šią informaciją reikėtų vartoti atsakingai, nes santykiai pasieks aukštumas, kurios gąsdina. Galite tapsite laimingu ir tuomet jums nebereikės gydytojų, vaistų ir kaučerių, neduok dieve, nes aš liksiu be darbo. Tuomet pažinsite save ir savo artimus žmones naujoje kolektyvėje. Jausmai įgaus naują skonį, naują paletę, nes jausmų pajutimas plėsis. Priklausomai nuo to, kiek sau leisite eiti gilyn su šia informacija. Šiandien aptarėme, kokios yra 5 meilės kalbos ir kaip jas pritaikyti bendraujant su savimi ir kitais. Kodėl kyla problemos nežinant savo meilės kalbos, kokie pokyčiai laukia pritaikius tai praktikoje. Jei turite klausimų ir komentarų, tai prašom LDK Global Facebook grupėje, apačioje video YouTube ar kitoje platformoje Facebook Marius Germanas, paštas mariusgermanas@gmail.com. Dėkoju už jūsų laiką, mylėkit ir mylėkitės.